Sveiki užsukę į mano kanalą, aš esu Darija Kot ir jeigu jūs žiūrite šį video, reiškia atsirado nauja proga kelioniai, nauja proga filmavimui. Turiu pripažinti, kad senokai su jumis nesimatėme, senokai nieko nefilmavau ir atvirai pasakius netgi pamiršau, kaip tai daryti. Jo, toks dalykas nutinka, kai tu ilgą laiką nieko nefilmuoji savo YouTube kanalui. Šiandien aš noriu jūs pakviesti kartu su mumis nukeliauti į Latviją. Mus pakvietė visų pirma susipažinti su Latvijos apylinkėmis, su tomis vietomis, kur mes dar nesame buvę. Nors po Latviją keliavome tikrai nemažai, reikia pripažinti, kad visų vietų dar nepamatėme. O aplankius, viską pažiūrėjus, visur nusifotografavus ir nusifilmavus idealios kelionės į Latviją planą pasiūlyti jums. Mums sudarė labai informatyvų, labai aktyvų ir tokį, sakykime, sustiguotą planą kelioms ateinančioms dienoms. Tai visus mūsų nuotykius jūs galite stebėti šiame vloge. O visą naudingą informaciją aš be abejo pateiksiu aprašyme prie šio video ir taip pat papildomos medžiagos jūs galite surasti mano Instagram profilyje. Pasisveikinau, įžangą padariau, šokam į mašiną ir lekiam į Latviją. These are different malts. Pale malt, caramel malt, chocolate malt and black malt. Ką aš jums galiu pasakyti? Pradėti pirmadienį nuo alaus degustacijos means gera savaitė. Pirma vieta, kurioje mes apsilankėme ir nuo kurios iš tikrųjų pradėjome mūsų pažintį su Latvija, šį kartą yra alaus darykla Murza. Tai nežiūrint į tai, kad namukas galėjo pasirodyti visai toks mažiukas, ten, žinokit, verda rimti reikalai. Mes ragavome šias skirtingas alaus rūšys ir žinokit, kai kurios rūšys mane labai nustebino, nes tokių skonių aš anksčiau nesu ragavusi. I'm falling in all the good times. I find myself longing for change. O dabar mes atvykome į vietą, kurioje lankėmės taip pat ir žiemą, tai yra Lūznavos dvaras, be proto gražus dvaras. Jis man patiko dar tada žiemą, tačiau vasara visiškai kitoks vaizdas ir visiškai kitoks pojūtis ir čia žydi rožės, kurios be proto skaniai kvepia. Aš stovėjau ten prie įėjimo ir jaučiau tą aromatą. Šis dvaras istoriškai priklausė Kerbedžių šeimai, tai turi labai daug sąsajų su Lietuva ir beje, jeigu čia atvyksite, ten yra pavaizduotas giminės medis ir aprašytas, tai ten tikrai pamatysite daugybę lietuviškų pavardžių. Vasarą čia vyksta toks kaip ir didžiulis pikniko vakarėlis. Tai į šį renginį būtinai rekomenduoju atvykti ir jį pažymėti. Kitais metais jis vyks Liepos 12 dieną. Jeigu aš surasiu kažkokią informaciją apie šį renginį, aš būtinai pasidalinsiu ją aprašymu. Dabar mes esame prie didžiausio Latvijos ežero, tai yra Lubano, ir čia mes atvykome stebėti paukščių. Čia jų yra labai daug, nes paukščiams čia ypatingai patinka. Dėl to, kad šis ežeras yra pakankamai seklus, vidutinis gylis šio ežero yra vos 1,5 metro. Tai
paukščiams. Čia pats tas, plus ežeras, jis yra toks pelkė, brūkšnelis ežeras. Ir man atrodo, kad aš atradau, žinokit, naują pomėgį. Tai yra paukščių stebėjimas. Tai yra žymiai įdomiau, nei iš pradžių gali pasirodyti. Ir vat mes, gal valandą mes dabar čia esam. Ir mes jau tikrai pamatėm daugiau nei 10 skirtingų rūšių paukščių. Mes turėjome, kaip ir tokią paukščių stebėjimo ekskursiją su gidu, kuriai buvo iš tikrųjų skirta 45 minutės, tačiau mes su gidu praleidome 4 valandas. Mes turėjome žiūronus ir gyvai pamatėme tokių paukštelių, kurių aš nematydavau, o jeigu ir matydavau kažkur mieste, tai tiesiog niekada neatkreipdavau dėmesio į tai, kas tai yra per paukštelis ir kuo jis yra ypatingas ir svarbus gamtai. Mes pasilikome tokiame komplekse. Tai yra informacijos centras, bet taip pat galbūt ir vieta konferencijoms, tiems patiems galbūt ornitologams susirinkti ir kažką čia aptarti ir padiskutuoti. Ir taip pat čia yra kambariai, kuriuose galima pasilikti. Tad jeigu jūs esate pradedantysis ornitologas, nes tikriausiai visi, kurie ilgai tuo domisi, apie šią vietą puikiai žinom. O jeigu jūs tik pradedate, tai aš manyčiau, kad šią vietą jūs turėtumėte pasižymėti ir būtinai čia atvykti, nes čia tikrai yra ką nuveikti. Plus ši vieta yra bookinge, taip kad ją gali išnuomoti bet kas norintis. Ir šiuo metu mes esame Latgaloje, bet visą šiandienos dieną mes skirsime Latvijos šiauriai ir judėsime į Vidzemę. Beje, šioje Latvijos dalyje aš niekada nesu buvusi, tai man čia bus irgi visiškai naujas regionas. O dabar, prieš išvažiuojant, aš noriu pakviesti jūs pamatyti šią nuostabią vietą iš paukščių skrydžio. Mes esame dabar Cesvainės miestelyje, kuriame yra, tokia išskirtinio grožio pilis, šiek tiek gotikos, šiek tiek renesanso ar nuvo, labai graži, labai didelį pilis, bet viduje tai yra jau toks miksas senos architektūros ir šiuolaikinio meno. Tai, žinokit, man labai patiko ir ji yra didžiulė, ji yra milžiniška ir kurmi kažkas joje gyvena. Šiek tiek nukrypstame nuo plano, bet mums labai parekomendavo pakeliui užsukti į dar vieną dvarą ir aš manau, kad tikrai ne veltui. Turim, nežinau, gal 15 minučių ir greitai lėkiu į vidų. Jūs galite matyti siauruką. Mes esam dabar Alksnės miestelyje. Aš, aišku, uždaviau klausimą, ar iš Anykščių galima atvažiuoti į Alksnę, bet dėja ne, šių traukinių bėgiai nesusijungia. Anksčiau istoriškai galima buvo su juo nuvažiuoti iki Estijos, bet dabar jisai kursuoja tik tarp Alksnės ir Gulbinės. Iš viso 10 sustojimų ir skirtumas nuo Lietuvos siauruko yra tas, jog
Dabar šiuo metu tai yra vienintelis Baltijos šalyse siaurukas, kuris kursuoja pastoviu grafiku. Pas mus tai yra labiau ekskursija, pramoga, tačiau čia jisai kiekvieną dieną tuo pačiu laiku kursuoja iš Gulbinės į Alksnį. Šiandien turėjom šiek tiek ekstrimo, tai čia atskridom su ziplainu, o paskui iš karto šokom į tokį greitaeigį katerį ir žinokit, emocijos yra wow. Ta prasme, jis važiuoja tokiu greičiu ir jisai taip įeina į posūkius, kad mane tiesiog mėtė į visas pusės, bet man žiauriai patiko, tai jeigu kada nors čia atvažiuosit, aš labai rekomenduoju šią pramogą. Trečia diena Latvijoje prasideda, mes dabar jau išsičekautinam iš mūsų viešbučio, kuris man labai patiko. Jeigu būsite Alksnės miestelėje, aš labai rekomenduoju pasilikti būtent čia. Vadinasi jisai Bahnhofs Hotel. Labai gražus, tvarkingi, tokie romantiški kambariai, labai gražus lobby ir taip pat labai geri pusryčiai, kuriuos šiandien jau paragavom. Ir gal netgi norėčiau pasilikti čia dar, bet programa nelaukia. Šio dvaro išskirtinumas iš tikrųjų yra tame, kad šeimininkė gyvena šiame dvare ir taip pat priima svečius šiame dvare ir pat parodo aplinką, kurioje yra artima ir kurioje jį praleidžia kiekvieną savo dieną ir sako, negali atsidžiaugti, nes jis surado būtent tai, kas jai patinka. Įdomus pastebėjimas, ne pirmą kartą aš iš tikrųjų apsirengiu tų laikų rūbais, bet yra labai retas atvejis, kada tie rūbai būna iš tiesų gražus ir labai kokybiški. Ir aš užsidėjusi va tokį sijoną, kuris man nuoširdžiai labai patinka. Ir aš klausiau, ar aš jį galiu nupirkti. Tai va čia nėra kažkoks ten karkasas ir viena medžiagėlė, kur matosi jog iš Kinijos, bet šitie kostiumai yra iš teatro, tai jie labai kokybiški, labai gražus ir labai atspindintis, teisingai atspindintis tų metų madą. Pavalgė, dar ir su savim į mašiną neša.
labai įdomus toks faktas, jog darė archeologinius kasinėjimus prie šios pilies ir archeologai surado, kad buvo tokie ir tokie augalai tuo metu ir padarė tokį darželį, kur yra auginamos visos ten specijos ir panašiai, ir daržovytės ar dar kažkas, kas buvo tuo metu, viduramžiais. Ir klausė mūsų, kaip jūs galvojate, ko čia būti negali? O negali būti čia bulvių, nes bulvės buvo atvežtos vėliau. Važiavom ir atvažiavom. Šiąnakt mes pasiliksime tokioje kaimo sodyboje, sodybėlėje, namelyje, bet žinokit, labai nustebino, kad jis yra taip gražiai ir gerai įrengtas. Ten yra ir dušas, ir tualetas, ir visa tai yra, sakykime, tas, prie ko mes esame pripratę, ir taip pat, ir stalas galima kažkaip čia gražiai įsitaisyti su taurė vyno. Koknėse pilies griuvėsiai yra dabar už manęs. Tai, aišku, viduramžių pilis buvo statoma 1209 metais, bet iki mūsų dienų liko štai toks prisiminimas apie tuos laikus. Šiaip randasi šita pilis žiauriai gražioje vietoje, tai kažkas čia tikrai turėjo žiauriai gražų vaizdą per savo langus. Su savim maistu davė dėžutę, tai dabar valgysim. Esame prie labai gražaus, labai didelio irgi ežero, bet jis jau yra gilus palyginus su tuo, kurį galėjote matyti anksčiau šiame video. Tai taip 2 valandos tokio visiško čilo. Ir labai gražus saulėlydis, tokių fantastiškų orų. Latvija mus pasitiko ir Latvija mus palydi. Iš tikrųjų, pilnus įspūdžių, pilnus idėjų kelionėms, kuriomis su didžiausiu džiaugsmu pasidaliname su jumis. Iki kitų kartų.